Kada galvočiau, kad verta apsilankyti pas psichoterapeutą ar konsultantą? Pirma priežastis. Jeigu jaučiatės pasimetę savo gyvenime ir niekas jūsų nedžiugina jau pakankamai ilgą laiką, galbūt mėnesį ar daugiau. Antra priežastis. Jeigu jaučiate labai stiprius jausmus, kuriuos sunku suvaldyti, pyktį, galbūt įniršį, didžiulį nerimą, liūdesį ar kažkokią didelę baimę ir tai trukdo jums gyventi. Trečia priežastis. Jeigu jūs alina ir kelia sunkumų kažkurie tai santykiai, ar tai būtų santykiai su tėvais, ar tai būtų santykiai su jūsų vaiku, ar tai būtų santykiai su jūsų draugais ar su sutuoktiniu, visiškai nesvarbu, bet jeigu tai yra reikšmingi jums santykiai ir jūs jaučiatės juose labai nelaimingas ar įstrigęs ir nežinote, kaip elgtis, tai tikrai būtų priežastis apsilankyti pas psichoterapeutą ar psichologą konsultantą. Ketvirta priežastis. Jeigu šiuo metu patiriate krizę ir nežinote, kaip toliau elgtis, tai krizė gali būti darbo srityje, išėjote iš darbo ir nebežinote, ką daryti, krizė santykiuose, jeigu išsiskyrėte, tai aišku gali būti krizė kaip netektis ir sunkumai ją išgyventi ir galbūt tapatybės krizė, kai iš vis nebežinau, kur aš einu, kas aš esu ir ko aš noriu ir aišku, šitą situaciją gali lydėti įvairūs tokie stiprus negatyvūs jausmai arba kaip tik apatija, prislėgtumas ir abejingumas. Ir penkta priežastis, turbūt pati pozityviausia, tai yra, jeigu norite pažinti save, suprasti kitus žmonės, kurie jums artimi ir svarbus, suprasti, kodėl vienaip ar kitaip elgiatės, suprasti, kaip galbūt pakeisti savo elgesį, suprasti, nuo ko priklauso jūsų elgesys ar jūsų mintis, sužinoti savo kažkokias susikurtas taisyklės, įsitikinimus ir ar jie jums dar vis tarnauja, o galbūt jau trukdo. Suprasti savo norus, sužinoti savo talentus, savo stiprybės ir, kas svarbiausia, savo poreikius. Savo asmeninius poreikius, savo poreikius kažkokioje kitoje srityje, karjeroje pavyzdžiui ir žinoma savo poreikiuose, santykiuose su kitais žmonėmis, kas yra labai svarbu ir kas gali lemti jūsų laimingumą ar nelaimingumą ar kažkokį nepasitenkinimą jūsų turimuose santykiuose. Ir šešta priežastis. Tai bet kas. Jeigu turite jausmą, kad jums reikia arba norite įdomu arba smalsu apsilankyti pas psichologą ar psichoterapeutą, tikrai galite tai daryti. Nebūtina turėti kažkokias trauminės patirtis, susidurti su kažkokiom problemom ar norėti pažinti save, bet jeigu tiesiog yra jausmas, kad norisi pasikalbėti, ar norisi kažkokio palaikymo, atspindėjimo, supratimo, tai yra jau pakankama priežastis ateiti pas psichologą.